Atėjom iki pabaigos, 10 žingsnelis ir jeigu viskas buvo klausyta, tai kaip ir bus aišku, kodėl mes būtent tokį žingsnį paskutinį turime, nes nepaisant turbūt tiek, kiek jūs klausėtės, kiek bandėt daryti savarankiškai tam tikras užduotis, beklausant ir besigilinant į šitą temą, greta, lygiagrečiai, dauguma sako, kad eina tokia mintis, jog o jeigu, kas gali būti dar, o ką aš dar galiu padaryti tokio blogo, kad viską pasiruošiau, o man nepasisekė. Tai aš jums noriu pasakyti, kad šių dienų klausytojas jis yra toks pat kaip ir mes. Tai yra kalbėtojas ir klausytojas yra tokie patys žmonės iš tos pačios aplinkos, kurioje mes gyvename. Mes nieko nesiskiriam. Aš nesiskiriu nieko nuo jūsų, nes šiandien aš kalbu jums, jūs galbūt po valandos kalbėsite kažkam tai kitam ir mes lygiai tokie patys esam ir lygus. O jeigu tokie patys, vadinasi, mes esam atlaidus. Nes žinome, kad ir patys darome klaidų. Daug metų šitą temą dirbu, vedu mokymus, netgi individualias konsultacijas kai kuriems žmonėms, kuriems yra svarbu. Svarbi yra vieša kalba ir pasižiūrėjus kartais savo įrašą pagalvoju, va čia galėjau daugiau paakcentuoti, galbūt va čia ranką kilstelt reikėjo aukščiau arba panašiai ir kitų, žodžiu. Tai ir tada aš pati savo pagalvoju, ar man klausytojai šituos dalykus atleido? Atleido. Dėl to, kad jie tokie patys kaip ir aš ir jie nereikalauja iš manęs būti didvyrių kažkokiu tai, kuris ten viską padarys super idealiai. Lygiai taip pat greičiausia, kaip ir jūs nereikalaujat kažkokių ypatingų kalbėtojam sąlygų nekeliate. Ne? Tai, bet visgi egzistuoja tam tikri dalykai, kurių kalbėtojui, kalbančiajam neatleis auditorijai. Ir tie dalykai suskirščiau aš juos į 10 grupių, jų gal yra šiek tiek daugiau, jeigu detalizuotumėm, bet tai tokios pagrindinės 10 grupių. Tai pirmas dalykas yra energijos nebuvimas. Atėjot be energijos, kokią bebūtumėt paruošę gerą kalbą, jums neatleis auditorija, nes jie nepajėgs dirbti dvigubo darbo. Tai yra klausytis jūsų ir dar susikurti savo energiją, kurią jūs turite sukurti. Šitoj situacijoje labai svarbus yra pasitikėjimas savimi. Žmogus, kuris pasitikė savimi, jis yra daug energingesnis, jisai jėgos turi savyje, o jėga tai yra energija. Auditorija iš tikrųjų jums neatleis nepasiruošimo. Ir šituos dalykus labai greitai pamatys. Jeigu jūs dar pasitikėjimu savim ir įvaizdžio priemonėmis galite kokiu tai būdu sukurti pirminį gerą įspūdį, ne patirtim savo, kitais dalykais, tai laikui bėgant jie pamatys, kad jūs kalbate nežinodami apie ką arba neturit informacijos. Ir tik pajaus, kad jūs nepasiruošę, taip stipriai nepasiruošę. Jeigu ten kokiu vienu kitų klausimų trupučiuką blankiau, o kitur labai išsamei, tai bendram vaizde viskas bus tvarkoj. Bet jeigu įvertins, kad jūs nepasiruošę, kokį įvaizdį jūs bekurtumėt, kaip jūs drąsiai bekalbėtumėt, su kokia begalinė energija pradėtumėt, nieko gero nebus. Neatleis nepagarbos. Nepagarba nuskanuos jūsų balso intonacijose. Prisiminkim, kaip šnekam, ką šnekam, kokiu balsu šnekam. Jeigu pajaus, kad yra sarkazmas, jeigu pajaus, kad jūs laikote žmonės kokiom nors ten daržovėm arba dar ko nors, ne, šitą dalyką prisimins labai ilgai. Ir užteks vieną kartą parodyti rimtą nepagarbą, kad prisimintų dešimtmečiais, o galbūt net kai kurių žmonių frazes įrašytų istorijos vadovėlius. Toliau yra aplaidumas. Tai yra aplaidumas įvairiom prasmėm. Nevalyva apranga, nevalyvas pasiruošimas, negražiai paruoštos skaidrės su 15 skirtingų šriftų, aplaidumas vėluojant, priverčiant laukti, ta prasme visiška neargumentacija įvairių dalykų ir taip toliau. Pamatys šituos dalykus, kaip bebūtumėt gerai paruošę ir netgi kokia būtų be gera tema, nesivargins jūsų klausyti, jūsų bailumo. Jeigu jau stojat kalbėti, ypatingai politikam, ir staiga pradedate brukti uodegą,
Ir kaip tai visai parodyti, kad jūs pagavo, žiniasklaida, tai yra puikia tema ateičiai, ar ten pagavo kas nors kitas, tai įsivaizduokit, bailumo netleis. Žmonės nori matyti profesionalius ir drąsius kalbėtojus priešais save. Drąsius, tai nereiškia neklystančius, bet drąsiai teigiančius savo nuomonę, drąsiai prisipažįstančius, kad buvo neteisūs galbūt kažkada tai. Jeigu iš tikrųjų tie dalykai yra, nemėgsta bailumo. Melas. Turbūt nepaslaptis, kad jeigu, sakykime, dar bailokiem žmonėm mes asmeniniam gyvenime kažkiek atlaidus esam, galbūt turim nevalyvių draugų ir irgi aplaidumą jiems galim atleisti, tai melo turbūt neatleidžiam niekur. Ir ypatingai grubaus melo, netinkamai parinktų faktų, išsisukinėjimo melagingo ir kitų dalykų. Nemeluokit. Geriau nieko nesakykit. Geriau tiesiog sakykit, aš nesakysiu. Aš neatsakysiu į šitą klausimą. Aš neturiu atsakymų. Ne? Bet tik nemeluokit. Neatleisti išdavystės. Ir jeigu jūs prisiminsite pirmame žingsnyje, mes ten tokį lagaminą turėjome, įvaizdžio formavimui, ar antram žingsnyje, kur vienas iš dalykų buvo ar lojalus, ar kalbėtojas lojalus, ar manęs neišduos. Jeigu mane suagitavo eiti į revoliuciją, tai ar jisai bus tas pirmose gretose, ar paims ir pabėgs, ir paliks mane suagitavęs, atlik tam tikrus dalykus. Ir šitas yra labai svarbus dalykas, jeigu jūs užimate svarbius postus tokiuose jautriose srityse. Šiai dienai Lietuvai yra aktuali bankų sistema, ir jeigu jūs kalbat per televiziją, tą temą turėtumėt labai aiškiai jausti, ką jūs sakot ir ar nepasikeis situacija po kiek tai laiko. Ir taip toliau. Nesąžiningumas artimas melui, bet aš išskiriau kaip atskirą dalyką, nes gali žmogus nemeluoti, jis gali tiesiog nesąžiningai pateikinėti faktus. Iš bilia kur paimtus be sistemos, ten melo gal ir nėra, bet tokie visokie dalykai, kurie arti melo yra, nesąžiningi. Pykčio ir nepagristų emocijų. Jeigu jūs ateisite ir rėksite ant žmonių, kurie jūsų klausosi, arba jeigu pradėsite draskytis prieš auditoriją dėl to, kad ten kažkas tai yra blogai kažkur tai, jums šitų dalykų irgi neatleis, nes nepagrįstos emocijos leistinos klausytojams. Jeigu jų daug, tai jie gali iš viso būti taip, kaip jiems ten šovė į galvą, kaip ir per krepšinio varžybas šaukiantis solidų žmonės balsus prarėkia, Bet kalbėtojas negali savo to leisti. Jisai yra tas, toj vietoje reikalinga savitvarda ir išlaikytumas. Ir šioj situacijoje vėlgi noriu prisiminti tos pačius mūsų garbingus politikus, kurie kartais leisdavo savo nepagristai ten kaip nors užgaulioti arba atsilapoja marškinius laksyti po sceną arba gerti ten viešai alų, kur irgi demonstruoja tam tikras emocijas. Tų dalykų nelabai atleidžia ir mes istoriškai jau galim matyti jų likimus, kaip viskas baigėsi. Ir vertybių nesilaikymo arba ignoravimo, ypatingai bazinių vertybių. Žmonės visgi yra įpratę, kad turi būti teisingumo principas išlaikytas, turi būti pagarbos principai išlaikyti, turbūt vertybė yra sąžiningumo dalykai, visų šitų dalykų turi kalbėtojas savo kalboje laikytis. Ir praktiškai, jeigu jūs pastebėjote, tai yra 10 tokių bendražmogiškų dalykų. Bet jeigu aš iki to laiko kalbėjau, kaip paruošti kalbą, kaip parinkti argumentus, kaip išdėlioti ten tuos visus dalykus, tai yra tokie techniniai dalykai, kuriems gali atsisėsti ir pasiruošti. Čia jau yra bendražmogiški dalykai. Žmogus nėra aplaidus vieną kartą, jis turbūt dažniau yra aplaidus, nes vis tiek einant kažkur tai kalbėti mes pasirengėme kitus dalykus. Tai šitų 10 žingsnių algoritmo pabaiga būtų tokia, kad pradėkit nuo savęs. Tiesiog atsigręžkite į save ir pagalvokite, o kokios yra mano stipriosios pusės kaip žmogaus? Kaip aš jas galiu parodyti, kalbant? Kad kiti pamatytų jas?
Kuklumas turbūt nėra pats geriausias dalykas ir kartais sako, nebūkite dabitos ten, kur jums nereikia. Ne? Kuklumas, jeigu išstojot kalbėti prie žmonės, jūsų kuklumas jisai turi būti kitkame, jis turi būti nuoširdume, atvirume, priėmime to, ką žmonės šneka, ir parodykite tas savybės, kurios yra jumise geros. Jeigu iš tų 10 sąrašo matote, kad kai kas ir jums būdinga, pagalvokite, kaip galėtumėt jūs arba tai panaikinti, arba jau tada išvaidinti, kad to nėra. Ne man būti auklėtoje šitoj vietoje ir ne man sakyti, kad tai yra negražu, spręskite patys, bet jeigu nenorit patekti į situaciją, kuri būna nemaloni, pažiūrėkite į tuos 10 punktų. O toliau yra paprastas techninis darbas paruošti kalbą. Punktus turit, griaučius turit, o mėsytę kabinsite patys. Griaučių skaičių mes turim visi vienodą. O mėsytės skirtingos, taip kad nėra nei vienos vienodos kalbos. Net tas pats kalbėtojas, kalbėdamas tą pačią temą, vis tiek kalba kitaip, užakcentuoja dažnai kitus dalykus, priklausomai nuo aplinkos, nuo klausytojų, nuo nuotaikos ir galų gale netgi nuo savęs paties tuo metu, su kokia nuotaika jisai ateina. Taigi jums sėkmės, sėkmingai kalbant.